Man atrodo, visi esat girdėję apie aštunkojų orakulą, bet tam kažkaip pastaruoju metu nelabai sekasi, tai mes suradom naują. Barbė, sakyk, tai kaip ar lietuviai... Barbė, palauk, nepabėg, žinok, čia labai svarbus klausimas, nu Barbė, prašau. Vieną atsakymą, vieną. Nu būk gerutė. Mes atvarėm į Pažėrus ir čia mus karštai pasitinka sirgalė ir karavano varom už Lietuvą palaikytoja karvė vardu... Ji nusprendė neprisistatyti, bet labai mus palaiko. Tai sakyk dabar man, ar mėgsti krepšinį, ką? Man atrodo, mėgsta. Taip ar ne? Ar varai už Lietuvą? Gerai. Varo kaip turi būt. Klausyk, ar lietuviai turi šansų šiais metais laimėti Europos krepšinių čempionatą? Nu atsakyk, nu pasakyk, nu prašau. Barbė. Deja, mįslė neatsakyta. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras.